Sveiki, esu kineziterapeutė Aistė ir šitame įraše norėčiau parodyti keletą fizinių pratimų, kurie padeda sustiprinti ir stabilizuoti čiurnos sąnarį. Pirmas pratimas. Atsistojame basomis kojomis ant grindų, sukryžiuojame rankas ant krūtinės, pakeliame vieną koją ir stovime stabiliai minutę laiko. Pasunkinimui galime užsimerkti. Jeigu puikiausiai išeina atlikti šitą pratimą užsimerkus, galime pasisunkinti, atsistodami ant kilimėlio, ant nestabilios plokštumos, o namuose galite pritaikyti paprasčiausią pagalvėlę. Kitas pratimas – pritūpimai viena koja. Pirminis lengviausias variantas – atsistojame prie sienos ir prisilaikome ranką. Atsistojame ant vienos kojos ir darome nedidelį pritūpimą. Užfiksuojame padėtį ir išsitiesiame. Įkvepiame, iškvepiant darome nedidelį pritūpimą. Jeigu šitą pratimą su atrama atlikti lengva, pasunkinant galime atlikti be atramos. Pakeliame vieną koją ir darome pritūpimą be atramos. Išsitiesiame, įkvepiu, iškvepiant darau pritūpimą. Taip. Dar sunkesnis variantas, imame svarelį į priešingą ranką, ant kurios stovim kojos, ir pritūpiame su svareliu. Svarelio kryptis link grindų. Įkvepiam, iškvepiant darom pritūpimą. Šitą pratimą atliekame po 15 pakartojimų su viena ir kita koja keletą serijų. Kitas pratimas. Atsistokite tiesiai ir įsivaizduokite, kad esate rodyklinio laikrodžio centre. Atsistojame ant kairės kojos, o su dešinė koja piešiame rodyklės. Pritūpiame šiek tiek ir siekiame lygtais, ar ne, pusės 2 rodyklės, 3 valandos ir pusę 5. Ir kartojame vėl. Įstrižai priekyje, į šoną ir įstrižai atgal. Pristatome ir atliekame priešingai su kita koja, priešingas kryptis. Taip, įstrižai viršuje, į šoną ir įstrižai atgal. Pasunkinimas, kad mes pritūpimą darome gilesnį ir kuo toliau siekiame su kita koja krypties. Ir pristatome. Įkvepiam, iškvėpimo metu tupiam įstrižai, į šoną ir atgal. Pratimą kartojame po minutę, viena kita koja, keletą serijų. Kitas pratimas – statinis blauzdos raumenų tempimas. Atsistojame prie sienos, laikomės rankomis, pėdą atremiame į sieną, ir visų tiesių kūnų priartėjame prie sienos, atkeldami dešinės kojos kulną, iki kol pradedame jausti vidutinį tempimą kairės blauzdos vietoje. Ir laikome šitą padėtį 30 sekundžių. Pratimą atlikite vidutiniškai tempiant po 30 sekundžių. Kartokite 3 serijas. Atliekant šiuos pratimus reguliariai, tai gali būti puiki čiurnos traumų prevencijos priemonė.